Jeigu tu savęs negirdi, ką tau rodo vyras? Vyras yra tik tavo veidrodis. Apie veidrodžius jūs irgi dauguma girdėjot. Jisai tas pasamdytas jūsų aktorius, kuris jums transliuoja, brangioji, pasižiūrėk, kaip tu su savimi elgiesi. Ir kad ir kaip jums sunku tuo patikėti, bet jisai jums nori tik parodyti, jis sąmoningai to nenori, jis tiesiog vykdo savo rolę, savo aktoriaus rolę. O jūs pykstat ant savo veidrodžio. Kaip jūs įsivaizduojate? Žiūrit prieš veidrodį, ar ne, ir jums ten nepatinka jūsų išraiška, jūsų fizionomija. Ir pradedat veidrodį plūsti. Jūsų pačios vaizdas nuo to nepasikeis. Niekaip, jeigu jūs veidrodį plūsit. Taip ir su aplinkiniais. Jeigu jūs pykstat ant vaikų, ant vyrų, ant draugų, draugės atrodo ten kažkokios netokios. Brangiosios, tai yra tik įrankis, tai yra tik visatos įrankis jums parodyti. Brangioji, supras, kažkas yra negerai. Kažką tu savyje nešiojas. Ir nešiojas ne gausos magnetą, bet nešiojas nepagarbos, pykčio, ten kažkokį pažeminimo, ar ten daug darbų, kad tau sukrautų. Va, tu nešiojas tokius magnetus. O tie magnetai, jie atėjo iš vaikystės arba netgi iš praeitų gyvenimų.